Ar buvę tau taip ryte suskamba žadintuvas ir pagalvoji, būtų dar gerai valandėlę, o dar geriau 2 numėgti. Buvę? Tai tu ne vienas. Man ir tai buvę. Ir ne kartą. Kada paskutinį kartą tu atsikėlęs nenorėjai miego. Atsikėlei žvalus ir sakai, I'm ready, važiuojam. Aš šitą jausmą buvau pamiršęs labai ilgą laiką, nes bindžindavau prie telefono, prie kompo, aš žiūrėdavau kažkokius serialus, o neduok dieve dar užkabins kažkoks serialas, tai kaip aš dabar dar vienos serijos nepažiūrėsiu arba kaip nepabaigsiu sezono. Į darbą reikia keltis 6, o 1 ryto aš dar įjungiu kitą seriją, nes labai jau ta, buvo įdomi. Garantuoju, kad ir tu nevertini savo miego valandų, tu atidėlioji laiką, kada eit miegot. Kodėl aš tai žinau ir iš kur aš tai žinau? Todėl, kad tu kiekvieną vakarą eini skirtingų laikų miegot. Ir tu kiekvieną rytą atsikėlęs spaudi snooze mygtuką. Pamiegam. Kodėl tu įspaudi? Nes atsikėlei be energijos, nes atsikėlei norėdamas miego. Todėl apie tai ir noriu pakalbėti su tavimi. Tai mūsų kūne yra toksai vidinis laikrodis, circadian rhythm, tikriausiai teko apie tai girdėti. Tai yra laikrodis, kuris žino, kokia valanda dabar dienoje yra. Tas laikrodis mums nusako, kada reikia eit miegot, tas laikrodis nusako mums, kada reikia kelt. Ir tą laikrodį yra labai lengva pagadinti. Ir tu jį esi pagadinęs, aš jį esu pagadinęs, praktiškai visi žmonės yra pagadinę. Kada atsirado telefonai, kompiuteriai, planšetės, visi šitie dalykai. Šitie ekranai, jie šviečia blue light, mėlyna šviesa. Ta mėlyna šviesa imituoja saulės šviesą. Ir kada ta mėlyna šviesa mums patenka į rageną, ar tai ant odos, tada ta šviesa mūsų kūnui sako, kad palauk, diena, šviesų, būkime energingi, neleiskim savo miegoti. Tada tavo kūnas sukelia kortizolį. Tikriausiai žinai, kad kortizolis yra streso hormonas, tas hormonas, dėl ko žmonėms pradeda ten slinkt plaukai, kristi svoris, jie pradeda nebemiegoti, stresuoti, jaudintis ir panašiai. Šitas hormonas, jis nėra mums geras kasdieniam gyvenime. Tačiau šitas hormonas yra būtinas tam, kad ir tu ir aš atsikeltume. Būtent ta mėlyna šviesa, saulės spinduliai, tiesioginiai saulės spinduliai, netgi ir per debesis, mūsų kūne sukelia kortizolį. Dėl to labai rekomenduoju ryte tau išeik pasivaikščiot bent 5 minutėm į lauką tam, kad tavo kūnas atsikeltų. Nes jeigu tu spaudi snūs, arba tu iškart atsikėlęs eini į dušą, valaisi dantis ir varai į darbą, tu važiuodamas į darbą žiovauji, tu eidamas į mokyklą žiovauji, tu darbe žiovauji, tu mokykloje žiovauji. Dėl ko, nes tu dar pakankamai nesi atsikėlęs. Tiesioginiai saulės spinduliai ryte ypatingai jie patvarko mūsų circadian rhythm, jie patvarko mūsų vidinį laikrodį ir vakare einant tau miegoti, būtent tai, kad tu ryte gavai saulės, padės lengviau užmigti. Ar tai spręs visas tavo bėdas? Faktas, kad ne. tą vidinį laikrodį, tą circadian rhythm, jį pagadinti yra labai lengva. Tu jį gadini su nikotinu, tu jį gadini su kofeinu. Jeigu tu rūkai cigaretės ar rūkai elektronkę ir tu tai darai valandą prieš miegą arba prieš pateidamas į lovą dar užtrauki dūmą, tai tu galbūt ir užmiegi, iš karto atsigulęs į lovą, gal tu esi iš tų palaimintųjų, kurie tik atsigula ir iš karto užmiega. Super, džiaugiuosi dėl tavęs. Tačiau tavo kūnas nepereina į alfa stadiją, į tą gilų į miegą dar valandą, 2 arba 3. Priklauso nuo to, kiek tu prieš tai vartoji nikotino ar kofeino. Kiekvienas puodelis kavos po 12 valandos dienos, jisai prailgina, pastumia tavo miego ciklą valandą į priekį. Ką darai tu, kai nori miego? Geri kavos, rūkai cigaretes. Tikiuosi daugiau nieko rimtesnio nevartoji, tam, kad miegą numušt. Todėl jei nori, kad tavo miegas pagerėtų, būk žmogus, iki 12 valandos atsigerk tiek kavos, kiek nori, o tada nebegerk. Taip aš suprantu, jeigu tu sportuoji vakare ir tu nori vartoti prie workoutą, pasakyčiau atvirai nevartok. Nes ir prie workouto tavo treniruotė gali būti gera.
bet tu prie jo ant tiek esi pripratęs, kad tu mes jo negali, nes tu be pre-workouto tau net treniruotė kažkokią lievą, negali tų pačių svorių iškelti, nėra to pačio įsivedimo. Vakare, jeigu tu planuoji eiti 12 miegot, tai 2 valandos prieš neberūkyk, atsirūkyk iki 10 ir tas 2 valandas prieš miegą nerūkyk, tam, kad lengviau užmigtum. Kofeinas ir nikotinas, taip, jie nepadeda mums lengviau miegoti. Bet yra kitas dalykas, kuris yra lengviau prieinamas, kuris taip pat sugadina mūsų miego ciklus ir sugadina mūsų circadian rhythm, vidinį laikrodį. Ir tai yra ekranai. Kaip ir minėjau, mėlyna šviesa. Kada aš matau žmogų, kuris vakare įsijungęs telefoną ant pilno ryškumo, tvieskia savo į veidą telefono šviesą, aš žinau, kad jis miega. Aš žinau, kad jis miega prastai. Aš žinau, kad jo produktyvumas yra labai prastas. Žinau, kad jis kitą dieną atsikėlęs miego nori. Aš žinau, kad kitą dieną jisai nėra toksai žvalus, jo mintys nėra tokios skaidrios. Ir vien dėl to, kad jisai vakare plieskia savo telefoną ar kompiuterį ar televizoriaus šviesą tiesiai į akis. Įsivaizduok, tavo kūnas žino, kad dabar yra 10 valanda nakties. Laukai yra tamsu. Bet į akį tu įleidi savo mėlyną šviesą, tarsi saulė šviesą. Ir tavo kūnas nesupranta, palauk, tai aš žinau, kad dabar naktis, bet aš matau, kad yra šviesu. Tai palauk, ne, stop. Jokių ten man melatoninų negamink, kad aš norėčiau eiti miegot. Ne, kel kortizolį keliam, nes dabar jau kaip ir ruošiamės eiti miegot, bet šviesa, tai mes negalim eiti miegot diena, turim eiti dirbti, kažką daryti. Ir sukelia tą patį kortizolį. Aš jau dabar girdžiu, nes esu tą patį girdėjęs ne iš vieno žmogaus. Bet tai gyti, tai aš lengvai užmiegu, aš tik atsiguliu, iškart krentu. Jo, sakau, bet tu va dabar stok iš mane ir žiovauji. Kada užmigai, tada ir tada. Kada atsikėlei, tada ir tada. Miegojau ten 7-8 valandas, bet vis tiek žiovauju. Sakau, tai kodėl? Sakau, paprastas atsakymas. Nes kad ir tu nueini miegoti ir tarkim tu užmiegi lengvai, bet tu neįeini į gilų miegą, į tą alfa stadijų bangas savo smegenų, iki tol, kol tavo kūnas vėl nesupranta, palauk, tai vis dėlto yra naktis. Tai aš dabar man viską reikia vėl perjungti į kitą režimą, sukelt melatoniną, sukelt visus kitus dalykus, tam, kad aš galėčiau eiti į gilų miegą ir pailsėti. Kodėl aš apie tai kalbu, kodėl šis tai yra svarbu? Tyrimai rodo, jeigu vyrai miega mažiau nei 7 valandas per naktį, jų kiaušai traukiasi. Įsivaizduok, jeigu tu miegi mažiau nei 7 valandas per naktį, tavo kiaušai traukiasi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad automatiškai tavo testosterono kiekis yra mažiau, tavo vaisingumas yra prastesnis, tavo savijauta yra blogesnė, tavo visi hormonai yra išsibalansavę. Tavo vyriškumas mažėja, traukiasi. Ir tos 7 valandos miego aš kalbu apie miegą, kada tu jau įeini į gilų miegą, o ne tą miegą, kur prieš eidamas miegoti iššoviau energetinio, parūkiau cigarą, žinai, dar praskrolinau telefone ir tada nuėjau miegoti. Tai tu tada ir gali 9 valandas miegoti. Atsikelsi lygiai taip pat šūdinai kaip ir užmigai. Prieš kurį laiką žiūrėjau podcastą berods Joe Rogano su tam tikra mokslininkė, kurie kalbėjo apie miegą. Ir ta mokslininkė kalbėjo, kad miego neatsigriebsi. Pasakoju įvairių dalykų, aš dabar tikrai tau net pasakosiu žodis į žodį, bet aš ten perduosiu mintį. Miegas yra vienintelis dalykas, kurio negali atsigriebti. Tu gali atsigriebti ant dietos, tu gali atsigriebti ant sporto, gali atsigriebti ant mokslų, gali atsigriebti ant darbo, ant verslo. Praktiškai visur gali atsigriebti už prarastą laiką, bet va būtent miego tu neatsigriebsi. Viskas, kur neišmiegoji, viskas, ką praradai, yra prarasta. Viskas. Sakai, o blemba, taigi gyti, aš šeštadienį atsimiegosiu, sekmadienį visą dieną išmiegosiu. Taip neveikia. Taip neveikia. Miegas yra jaunystės eleksyras. Miegas yra svarbiausias dalykas, ką tau reikėtų pradėti keisti. Jeigu tu nori tapti geresniu, jeigu tu nori pradėti skaityti knygas, jeigu tu nori pradėti sportuoti, nori kurti savo verslą, nori įrašinėti kažkokius video, nori bet ką daryti savo gyvenime, pirmas dalykas, ką tau reikia susitvarkyti, tai yra miegas. Jeigu tu jautiesi prastai, jeigu tu jautiesi nedamigęs, jeigu tu neturi energijos, tai tu norėsi pabėgti.
vengsi sunkaus darbo. Verslas ir kiti dalykai tai yra sunkus darbas. Ir kada tu būsi pavargęs, tu vengsi to dalyko, vengsi atsakomybių, tu vėl grįši atgal prie ragelio, prie kompo, ar tiesiog švaistysi laiką. 4 dalykai, ką turi padaryti, kad susitvarkytum savo miego ciklus. Ir tai nėra kažkokios revoliucinės idėjos, tai nėra kažkokie magiški dalykai. Viskas yra labai paprasta. Pirma, nusistatyk laiką, kada eisi miegoti ir kada kelsiesi. Miegok bent 7 valandas. Bent, kad tavo kiaušai nesusitrauktų. Kada nusileidžia saulė savo telefone, įsijunk mėlynos šviesos filtrą. Kiekvienas telefonas turi tą nakties režimą. Nakties režimas yra gerai, tačiau yra krūvos aplikacijų tiek iPhone'uose, tiek Android'uose. Net iPhone'e nereikia, iPhone'e yra nustatymai, kur gali nusistatyti spalvų paletę. Asmeniškai aš pas save nusistatęs raudoną spalvų paletę, kuri mažiausiai dirgina akies rainelę su mėlyna šviesa. Praktiškai visiškai nedirgina. Žiūrėti yra nemalonu, nes visas fonas raudonas. Tačiau jeigu nori naudoti savo telefonu ir nori, kad tavo miego ciklai nesuprastėtų, tai pakentiesi. Po 12 valandos negerk kavos ar nevartok jokio kito preparato, kuris turėtų kofeino. Bent 2 valandos prieš einant miegot, nerūkyk tu to cigaro. Netrauk, pasidėk elektronkę į šoną. Viskas 4 dalykai. Bet žinai, tai tik mano rytinės mintys. Tu turi savo galvą. Get the fuck out of bed, bitch, go!